Taigi grįžtame į tiesioginę transliaciją iš Klaipėdos jūros šventės, tačiau nenustebkite, jūros šventėje yra ne tik pramogos, ne tik jūra, ne tik formulės, ne tik motociklai, tačiau ir padelis jau 4 metus iš eilės didėja jūros šventės metu ir tampa rimtų veidų jūros šventėje, ypatingai kas siejasi su jūros švente, Žaliuoju slėniu, klaipėdiečiams labai gerai žinomas pavadinimas. Ir padelių. Taigi, padelio namai, Žaliasis slėnis, 4. jau jūros šventės čempionatas ir 4. ir 5. kova jūsų ekranuose, ketvirtfinalis ir viena iš didesnių sensacijų šiame turnyre jūsų ekranuose. Apie tai plačiau šio turnyro organizatorius Jonas Radzevičius. Jonas Bazevičius sveikinasi su Jonas jumis. Radzevičius irgi labai garsus komentatorius. Taip, galbūt vos per kelias raidės tik skiriamas, Taigi, tai labai teisingai mano kolega pastebėjo, kad broliai Udros, kuriuos matėme pirmam mače, jau pateikė 2 sensacijas, tai eliminavo pirmam rate Aldą Žernį ir Tomą Paškevičių, nors jie nebuvo laikomi šios poros favoritais, ir antrajame rate įveikė gan sensacingas rezultatas, įveikė Mantą Gricių ir Edviną Žadeikį. Tai Mantas Gricius, norėčiau priminti, kad buvo praeitų metų čempionas, žaidė poroje su šiuo metu taip pat korte matomu Jevgenij Grigorenko, kuris yra jau 2 metus iš eilės laimėjęs jūros šventės padelio čempionatą, taigi šiandieną... Tik tai kitoj poroje. Taip, tik tai su skirtingais porininkais, tai jisai šiandieną bandys atlikti 3-gubą dublį, vadinamą laimėti 3 čempionatą iš eilės. Tai pažadėjau Jevgenijui, jeigu jam pavyks tai padaryti, kažkur čia arenoje padarysime lentelę, kad pirmas 3-gubas dublis laimėtas jūros šventės padelio čempionatas, todėl Jevgenijus šiandieną turi ir papildomos motyvacijos. Tai pirmasis hetrikas gal. Taip, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, tie titulai visą laiką džiugina ir visą laiką stebina. Tai pirmajame rate Jevgenijus ir Emilis buvo skirstyti ir jiems nereikėjo žaisti pirmojo rato, bet antrąjį ratą jie pakankamai po atkaklios kovos, kiek prisimenu dabar toj minutėlę surasiu rezultatą. Taip, rezultatu 6-3, 6-7, 10-4, tik tai įveikė Ramūno Stapušaičio ir ispano Mario Čepe Fernandės porą. Taigi jau pirmas ratas jiems pateikė daug iššūkių. Taigi dabar jiems iššūkį meta ir 2 jau sensacijas pateikė Alfredas ir Manfredas Udros, tai pažiūrėsime, kaip seksis atremti brolių iššūkį. Ganėtinai ramiai broliai pradėjo šitą mačą, pasiėmė savo padavimą, tėškė varžovam pareiškimą, nieko jums čia lengva nebus, vyrai reikės rodyti viską, ką mokat jau ketvirtfinalį. Na, aišku, tokia mačo pradžia gali suveikti kaip raudonas audeklas buliui. Vyrai gali suprasti, kad lengva nebus įjungti viską, ką moka, ir čia jūsų ekranuose po dešinę esantis dabar jau 2 kart šio turnyro nugalėtojas gali parodyti taip, kad čia, kaip sakant, tik šišonus aistros. Pažiūrėsim. Bet iš kitos pusės pateikus jau 2 sensacijas, tai šiek tiek nuslūksta ta tokia įtampa, jie jau nebeturi ką prarasti ir tikrai gali dabar tiesiog atsipalaiduoti, mėgauti žaidimu ir rodyti viską, ką jie moka. Tai įtampa labiau slėgs Jevgenijui ir Emilijui, kadangi jie yra šios poros favoritai ir tikrai tikimasi ir gerbėjai iš jų tikisi, kad jie tikrai turėtų patekti į pusfinalį ir jie tikrai labai norėtų pusfinalį. Žinau, kad labai norėtų susitikti su Skirmantu Mačinsku ir Noju Poška ir pasitikrinti prieš pirmasis Lietuvos raketės. Tai būtų tikrai ir žiūrovam būtų įspūdinga dvikova tai pamatyti, bet kol neperšokai, kaip sakant, brolių, tol dar negali nieko būti užtikrintas. Tai matom, kad ir savo padavimų serijas. Kol neperšokai brolių, nesakyk pusfinalis. Taip, labai turėtų būti į patarlių vadovėlius įrašyta, manau, šitą frazę. Brolių, kaip matoma, nuvertinti negalima, jie šiandieną tikrai nusiteikia kovingai, bet matom ir savo padavimų serijos pakankamai lengvai laimėjo ir Jevgenij, dar tiesiog padelio gerbėjų vadinamas tiesiog Ženė, tai matom, kad... Tiesiog vardo trumpinys jo. Taip, Grigorenko,
Jevgenijus Grigorenko. Ir Jevgenio partneris yra Emilis Baltrimaitis, iš Šiaulių atstovas, kuris yra vienas, turbūt tikrai, mano nuomonė, vienas geriausių Lietuvos žaidėjų, jis dar yra ir pakankamai jaunas. Dabar smūgiuojantis kaip tik? Taip, dabar smūgiuojantis kaip tik, tai jisai tikrai yra kietas riešutėlis bet kuriam žaidėjui. Matome puikią techniką, puikiai žaidžia aukštus kamuolius, puikiai smešuoja, labai mažai silpnų vietų turintis sportininkas ir jam labai poras tinkantis Jevgenijų Grigorenko, kuris žaidžia gal ne tiek greitai, kiek labai protingai. Viena iš retesnių šiandien matytų dvigubų klaidų paduodant. Štai kažkas stebėsi vienas iš brolių, kaltindamas savo ranką, kas čia dabar atsitiko, kad nepavyko paduoti. Taip, dažniausiai... Geras dėmesio nukreipimas nuo savo problemos. Taip, dažniausiai Padelio žaidėjams kalta būna raketė dėl visų nepavykusių smūgių, tai šį kartą matyti su raketė geresnius santykius turi Manfredas ir apkaltino ranką. Tai stebim. Ir nieko nuostabaus, mes jau matėm šių brolių kovą, labai, ne tai kad stipriai, bet labai klastingai paduoda Manfredas, tikrai stalo teniso stiliumi, sukti, klastingi smūgiai į patį kampą ties senelę, labai sudėtinga priimti ir todėl didžiulis statymas yra Manfredui ant kiekvieno padavimo. Taip, matome, bet jo padavimo serijos metu jau įsiveržė į priekį ir štai Emilis Baltrimaitis fantastiškas smūgio. Neįtikėtina technika, atrodo, kad jis net nežiūri į kortą, jis jį tiesiog jaučia. Va štai šiame atveju staigiai sureaguoja, kur eina smūgis, staigiai pjauna jį į apačią, toks neatrimiamas smūgis. Taip, tai Emilis iš tikrųjų, kaip matome, dominuoja šiuo metu mače ir deda kamuoliuką ten, kur jisai nori jį padėti. Atima iš varžovų padavimą, breikina varžovų padavimą, nutraukia, sakykim taip, jau lietuviškai kalbant varžovų padavimo, o tai reiškia, jog įgyja pranašumą. Dabar favoritais laikoma pora, Emilis Baltrimaitis, Jevgenijus Grigorenko, abu baltais marškinėliais dėvintis sportininkai, taip galima juos atskirti. Taip, Jevgenija yra iš Klaipėdos, Emilis yra šiaulietis, tai tikrai vienas turbūt geriausių šiaulių žaidėjų, neabejotinai ir, kaip ir minėjau, mano nuomonė subjektyvi, bet vienas geriausių Lietuvos padelio žaidėjų, bent jau iš perspektyvumo, tai tikrai yra taip pat jaunųjų sportininkų, šiandien dėja dėl traumos neturi galimybės dalyvauti ir turėjo įsibraukti iš turnyro Nedas Mekuška, vietinis 18-metis žaidėjas, kuris taip pat yra Lietuvos rinktinės narys ir jis yra daugkartinis Lietuvos jaunimo čempionas ir suaugusių vicečempionas. Atsiprašau dabar truputėlį, Jonai, pažiūrėkit, ką išdarinėja Emilis. Išsisoluoja kortę vienas, iš esmės atidirba su dviem broliais. O broliai, ką tik matėm, čia bėgiojo iš kairės į dešinę. Ta prasme, jeigu taip ir toliau vyks šitas mačas, tai čia vienas Emilis nuvargins abu varžovus. Taip, kaip ir minėjau, prieš Emilį esu žaidęs kelis kartus, tai tu tiesiog jautiesi beviltiškai korte, nes atrodo, kad tu tik tai judi vienintelis tam korte, o žmogus tiesiog stovi vietoje ir neįkvoja visiškai jokios energijos. Tai toks žaidimas tikrai būna, kad gniuždo, tai tikrai broliams nebus lengva, nors jie šiandien jau grįžinėjo iš didelių atsilikimų, todėl jų nuvertinti irgi nėra labai paprasta, bet ir varžovai yra kur kas šį kartą kitoj korto pusėje, kur kas techniškesni, tai matysime, kaip broliai susitvarkys aukštesniu laipteliu. Štai taip. Pagal mano skaičiavimus galbūt turėtų būti ir 30-30, dar tą patikslinsim informaciją iš korto, nes prieš tai laimėjo jau tašką Emilio ir Jevgenijaus komanda. Čia šiek tiek vėliau pasitikslinsim. Kol kas sunkiai Emiliui sekasi su padavimu. Visiškai kitaip jis žaidžia kortę. Galbūt bando iš pirmo padavimo labai susikurti didelį pranašumą, kas kartais ir pakiša koją sportininkam. Jie tada dažnai suklysta pirmą padavimą ir iš antro padavimo nepavyksta taip gerai atsidurti prie tinklo. Ir artėja prie atsakomojo breiko. Dabar jau broliai Ūdros. Ką tik atidavė savo padavimą, pirmauja jie 15-40, jeigu jau teisingai sakyti. Ir turi 2 break pointus. Na štai ir broliai, ir
kovoja nežiūri autoritetų, tiesiog korte žaidžia. Gavo pasireikšti po ilgos pertraukos ir Jevgenijus Grigorenko sako, vyrai, klausykit, žiūrėkit, kaip aš moku mušt. Pirmas smūgis ir iš karto taškas. Aišku, puikiai mes suprantam, kad čia šiek tiek gal ir humoro forma apie tai kalbam, bet jūros šventė, apskritai padėlis ir sportas ir humoras tai yra draugai ir be to mes niekaip neapsieisim. Jo labiau, kad matėme ir prieš tai vykusiose kovose net ir kortė pilna ir šypsenų, ir humoro, ir geros nuotaikos, o tas turbūt ir yra svarbiausia tokiuose. Taip, žinoma, šis tas turnyras tom ir garsėja, iš tikrųjų, kad čia yra emocija ir ta kova, bet štai kokios emocijos kortė. Rebreikas, taip, štai vyrai rodo, broliai rodo savo charakterį ir iš karto, nieko nelaukdami, ima varžovų padavimą. O tai vėlgi braukė visas išankstinės prognozes, kad čia jau kaip ir plius minus nugalėtojai šitoje kovoje aiškus. Nė velnio, sako broliai, nė velnio. Taip, ir iš Alfredo emocijų labai galima puikiai pamatyti, kad jie tikrai neatėjo čia pralošti ir jie ten kovos dėl kiekvieno taško ir tas nusiteikimas tikrai parodo, kad mes čia visgi galime sulaukti. Gerą kovą, tai iš tiesų laimės visi. Kaip, ne visai visi, viena pora šitame korte pralaimės, o tie, kurie žiūri ir komentuoja, tai laimės visi, jeigu pamatysim ypatingai aštrią kovą. Taip ir kas intriguojantis prizas sekančiame etape yra galimybė pasitikrinti jėgas prieš Lietuvos čempionų porą, kuri puikiai dalyvauja ir tarptautinėse turnyruose, tai manau, kad abi komandos labiau netgi kovoja dėl šito atlygio negu ten pusfinalio. Tai yra dėl ko stengtis tikrai. Išsiderino padavimas Alfredui. 3 iš eilės pralošti taškai ir dabar jau 3. Vėlgi breikai. Vėlgi 3 galimybės laimėti varžovo padavimų seriją. Ir čia dabar Jevgenijus įsijungia į šitą žaidimą. Na, iš ties labai stipri pora, ką jūs, Jonai, ir sakėt. Na, akivaizdžiai matosi, jog ir vienas, ir kitas žaidėjas, imdamasis iniciatyvos, nedaro praktiškai klaidų. Jeigu ketvirtame geime solo partiją žaidė Emilis ir ten jisai tikrai kontroliavo praktiškai vienas eigą, tai dabar šitame geime viską padarė Jevgenijus. Komandos draugai leidžia vienas kitam pailsėti ir be didesnių problemų pasikeisdami. Na, veda į neviltį, aišku, varžovus, nes tikrai sunku žaisti prieš tokią komandą, kur mušiai iš ten gausi atsakymą dvigubai stipresnį. Taip, tikrai neblogai kontroliuoja mačo visą dinamiką ir matosi, kada pagreitina, matosi, kada žaidimas stengiasi palėtinti sportininkai, bet aš manau, kad kas liečia brolių žaidimą, matosi pas jų labai daug kovingumo. Tai kaip Emilio ir Jevgenija atrodo pora šiek tiek žaidžia tokie labiau atsipalaidavę, labiau džiazuoja dabar kortę, o broliai matosi iš to kovingumo, eina į priekį tiesiog kaip koviniam sporte, dabar jie kimba stipriai atlapus. Aš norėčiau apibūdinti vos porą žodžių charakterių. Ima varžovus charakterių ir ta energija tikrai jaučiasi ir matosi netgi. Taip, ir dabar turi savo įtvirtinti padavimo seriją. Štai matote, Emilio. Vienas paduoda, kitas dabaigė jau čia taip labai taip tiesmukai. Padėlį klasika yra, tai vienas ypač dešininis žaidėjas dažniausiai turi žaisti taip, kad paruoštų kamuolius kairiniam žaidėjui, kuris galėtų užbaigti tašką. Taip. Tai paprastai tokia dinamika ir tokios poros paprastai ir poruojasi, kad vienas turi mėgautis kaip analogija su krepšiniu, būdamas į žaidėjų, kuris paruoš, numes perdavimą ir kaip dabar Emilis tiesiog galėtų atlikti savo darbą. Tai klasika, jie jau antrą kartą demonstruoja šitame geime šitos namų darbus, jie jau demonstruoja, sunkus padavimas ten į kampą ir iš kampo kamuolį reikia traukti į viršų, o patraukus iškėlus kamuolį į viršų, Emiliui belieka, mostelti ranka iš visos jėgos taškas. O ką moka, tą moka Emilis, jau mostelti ranka, tai jau jeigu moka mostelti ranka, turbūt ne tik padėlio korte. Aš manau, kai sportininkas esi geras, manau, visose sporto šakose tu turi savo privalumus ir jos gali demonstruoti, tai iš to neatimsi, kiti genetiškai jau gimė. Man kaip nepatyrusiam padėlio komentatoriui iš tikrųjų labai įdomi šita pora, tikrai prisipažinsiu, labai įdomiai žiūrisi. Jie tikrai vienas kitą papildo, jų energetika korte yra absoliučiai ramybės įsikūnijimai, tokie, kaip čia pasakyti,
aiškiai žinantis, kokiu greičiu reikia važiuoti, kokį greitį laikyti, aiškiai žinantis, kad kai reikia lenkti, reikia spustelti greičio pedalą. Na, išties labai įdomi pora. Broliai irgi ne ką prastesni, nes matėmės juos, kaip jie žaidžia kovingai, tas jų turbūt ryšys, giminystės ryšys irgi jiem padeda, bet jie dirba, jie tikrai sunkiai dirba, jeigu lyginti su jų varžovus. Jie gal aišku mėgaujasi, bet žiūrint į jų varžovus, tai jie tikrai, jiems sunkiau viskas eina. Taip, Emilis ir pažįstu gal Emilį, žinau Emilį kokius turbūt 5-6 metus, tai jisai yra toksai mažiau kalbus, bet mažiau kalba, daugiau daro. Tai jaučiasi ir korte. Čia skirtingai nei mes, ne dabar? Taip, skirtingai nei mes, tai mes gal korte dirbtumėm mažiau, bet čia galim pablevizgoti. Jo, bet dabar galim čia biškį paštekėti ir nieko nedaryti. Taip, tai jisai skirtingai negu mes, teisingas labai pastebėjimas, jisai tikrai daro daug, kalba mažai, kartais iš jo emocijų, jeigu tu dabar nerodytų ir arenos ekrane rezultato ir žmonės transliacijos metu negalėtų stebėti rezultato, tai iš Emilio emocijų tu negalėtum pasakyti, ar jisai laimi ar pralaimi. Jo, jisai visą laiką vienodų veidų išraišką, bet kas žiūri ir mato daug Emilio kovų, tai žino dažniausiai, kad jisai laimi. Tai visgi tai tiek. 4-2, vienu breiku, viena varžovų laimėtų padavimų serija priekyje, dabar Emilis Baltrimaitis ir Jevgenijus Grigorenko, ir štai netgi kokio lygio piruetai mėgau. Iš tikrųjų stebinti Jevgenijus Grigorenko ir Emilijaus Baltrimaičio žaidimą galime drąsiai teikti, jie mėgaujasi tai, ką daro. Taip, ir iš esmės ir Jevgenijai Grigorenko, jisai mėgsta labai mačus, kai susirinka daug žiūrovų, jisai pasiema iš tų žiūrovų labai daug energijos ir jisai visai kartais žaidžia kaip du skirtingi žmonės, kada žaidžia tiesiog 2 prieš 2, kai niekas nemato ir čia, kaip stebi daug žiūrovų, tai jisai tikrai pradeda džiazuoti, tikrai atsiranda jo arsenale žymiai įvairesnių smūgių. Klaipėdietis nieko nuostabaus, kad džiazuojam. Taip, labai teisingai. Klaipėdiečiai mes jau mokam ką, tai džiazuoti. Jau ką, bet mum į kraują džiazą įdėjo. Taip, bet dar kitiem, kaip klaipėdiečiam išmokė ir kovingumo, kaip matom iš brolių pusės. Kaunasi dėl kiekvieno taško, bet labai svarbu tašką dabar auksinį kamuolį. Ir praradinėja po truputėlį, taip, savitvardą praradinėja. Tai pakankamai prastoj pozicijoje atsidūrė Manfredas po savo tokio kamuolio, tai iškėlė aukščiau negu reikėjo, iškėlė kamuolį virš tinklo ir gavo iš karto kamuolį tiesiai į kojas. Matyt, apie tai ir diskutuoja dabar su savo broliu. Labai kovingi broliai, tas ir matosi, atrodytų, kaip čia sakyti, mėgėjų čempionate, žinai, su kuo žaidi. Žinai, kad, tikrai bus nelengva, tačiau po 2 sensacijų broliai matyt pajuto, kad, čia galima kauti su visais, be galo užsispyrę. O tai ir yra sporto žavesys. Taip, žinoma, tai be tokių kovingų žaidėjų sportas, manau, kad ir nebūtų toks įdomus. Taip. Ar čia matome tos klasikinius Jevgenijaus ir Emilio įžaidimus. Vienas paduoda stipriai ir pavojingai į kampą, keliamas kamuolys į viršų, smūgis taškas. Čia puikiai bandė patrumpinti kamuolį, kaip ir minėjau, parodyti, kad aš esu geresnis už tave, bet nepavyko. Taip, nepavyko, visgi sako, dar reiks palaukti įrodymų, dar turės atsispindėti tai rezultatų lentelėje. Atėjome prie 8-ojo geimo pirmajame sete, gali būti lemiamo, kadangi akivaizdus
Pakivaizdus, taip dabar jau galime sakyti, šios dvikovos favoritai pirmaujantis 5-2 paduoda, tiksliau paduoda Emilis Baltrimaitis ir dabar jis jau čia vienas ir paduoda ir baigia visus klausimus. 3 smūgiai vieno Emilio Baltrimaičio, ten man atrodo Evgenijus Grigorienka gali jau žiūrovų prašyti, nežinau, kokteilio ar sulčių, kad kažkas prineštų. Jam ten didelio darbo per daug nėra. Taip, ir jeigu pastebėjot, po smešo Emilio kamuoliai grįžta iki servo linijos, tai kas yra labai sudėtingas elementas, taip stipriai pataikyti. Tačiau aš šį kartą sustrigo su tokiu trumpu smūgiu į grotas. Kaunasi, ne kartą minėjom apie brolių charakterį. Kaunasi iki paskutiniųjų. Dabar labai svarbus taškas. Keliaujant link breiko, lygina rezultatą. Lygina rezultatą favoritai, galėjo čia laimėdami šį tašką turėti net 2 break pointus. Na įdomu, gal kažkokių tai ginklų vis tiek broliai dar suras. Manau, kad bandys įvairių. Ir tarp kojų pavyko smūgis Emiliui. Jau ir showtime elementai pas mumis atsirado korte. Na, ar matysime dar vieną? Taip, ir kamuolys į užribį, iš korto lauk, čia jau nieko nepadarysi ir setbolas. Nuo servo linijos, šiek tiek arčiau negu servo linija, kaip techniškai kamuolį užsuka, tai vadinamu kick smash'u, kai kamuolys atsitrenkęs į stiklą, staigiai šoka į kitą pusę. Tai fantastiškas ir sunkiai, labai sunkiai. Mums siunčia linkėjimus Emilis. Dėkoja už tai, kad mes jį gyrėm. Taip, ačiū Emilį. Sudegina vieną tašką, keliauja link lemiamo auksinio taško šiame 8-ame geime, kuris bus arba breikas, arba set pointas. Dar vienas smešas ir gražina, kaip puikiai gražina Alfredas. Atsiprašau, breikas 5-3. Taip, pažiūrėkit, kaip Alfredas anksti pamatė ir gražino smūgį ir svarbiausia po šito smūgio, kad nepalėtė tinklo, nes labai dažnai būna žaidėjai, kai siekia kamuolį. Taip, paliečia tinklą, tai šį čia atliko viską nepriekaištingai ir 3-5. Nieko nelaukdami iš karto, be didesnės pertraukėlės paduoda ir štai matome su visai kita energija. Dabar žaidžia broliai, eina pasimti kamuoliuką į kitą aikštės pusę, nors aišku galėjo prašyti varžovų ir taip juos varginti. Matosi, jog taip užsivedė, kad čia tieks dovanų jokių nelaukia, viską pasimsim patys, net ir kamuoliuką, o galbūt net ir dar vieną geimą. Norint ant tos bangos pavyko laimėti čia porą svarbių taškų ir tikrai norint tos bangos tą žaidimą toliau savo tęsti, bet pajuto iš tikrųjų, kad varžovai gal šiek tiek atsipalaidavo, pirmaudami netgi lemiamą geimę, jį atidavė savo padavimą ir dabar spaudžia juos iki galo. Tai iš tikrųjų, ką reiškia būti praeitį, rimtais sportininkais ir profesionalais. Labai gerai skaito psichologiją broliai Ūdros. Taip, čia tikrai jų yra stipriausia savybė. Penki, 3, 15 paduoda. Klysta Emilis ir jau 30, atsiprašau. Paduodant Alfredui. Taip, ir dabar labai 40-15 visgi pataisė transliacijos režisieriai. Kartais tikrai būna sunku įvertinti, kas laimėjo tašką ir kokį. Ir taip, grotelės, smūgis į grotelės, ten visiškai neaiškus atšokimo kampas. Iš kairės rankos, stiprus smūgis ir atšoko tiesiai į kūną. Ir 5-4. Ne, visgi... atsiprašau, 40-30. Jo, bet dabar... Paskubėjom čia su geimo atidavimu broliam. Šiek tiek rezultatas jau pamestas šitam geime, bet manau, kad turėtų būti mažiau dabar. 30-40, taip ir yra parašyta. Ir atrodo lygina broliai rezultatą. Visgi 5-4 ir... Laimi savo padavimą, grįžta jie atgal po nesėkmingo šito geimo pradžios. 5-4, dabar tai aišku, broliam ką, reikia gelbėti šitame. 5-4, bet paduoda visgi dar Evgenijų Grigorienko. Jeigu teisingai atsekiau seką, tai viskas dar jų rankose.
Matysim kaip su psichologija, nes tikrai matosi, kad šiek tiek buvo nuėmę to savo energijos lygį ir šiek tiek tokiais bandė gal dėl žiūrovų daugiau pažaisti, daugiau smešų žaidime atsirado. Dabar reikės susimti ir susikoncentruoti vėl. Ir kas būna kartais sporte, kad jeigu tu pameti šiek tiek koncentraciją, ją vėl grįžti yra nepaprastai sunku. Tai vat žaidimo lygį tą galima ir pažiūrėti. Taigi grįžta sportininkai į kortą, gali būti paskutinė padavimų serija pirmajame sete. 5-4 priekyje Grigorenko ir Baltrimaitis ir dabar padavinės Jevgenijus. Laukia jisai galvas pakėlusių varžovų. Čia padaro klaidą, tai broliai susikalba tarpusavėje, kurisgi turėtų smūgiuoti šį kamuoliuką. Pirmasis taškas šitame geime keliauja paduodantiesiam, 15-0. Labai stiprus smešas už nugaros. 30-0, 2 ganėtinai lengvi taškai. Čia tikrai klastingas smūgis nuo sienos, atrodo, kelia į viršų rankas, apmaudaudamas po tokio gudraus smūgio, nežinodamas, kaip čia dabar reikia į jį reaguoti. 40-0 ir trigubas set pointas. 3 set pointai dabar yra. Nepataiko, štai taip, nepataiko į kortą Jevgenijus Grigorenko. Čia galėjo labai lengvai užbaigti jisai šitą setą. Nepataiko į aikštelę. Autas. Užribis. Pirmojo padavimu. Antrasis. Ir paprasta klaida. Besibaigiant pirmajam setui. 6-4. Ganėtinai lengvai baigė jį savo padavimų seriją Jevgenijus Grigorenko. Šiame geime Emilis Baltrimaitis praktiškai taip ir rimtai irgi nesužaidė. Vienas Jevgenijus Grigorenko čia sprendė visus klausimus ir nedidelė pertraukėlė po pirmojo seto. 6-4 priekyje Jevgenijus Grigorenko ir Emilis Baltrimaitis. Grįžtame į transliaciją ir grįžtame į ketvirtfinalį ir dabar jau grįžtame į antrąjį setą po pirmo 6-4 ketvirtfinalyje. Jūros šventės padelio čempionato ketvirtfinalyje. Priekyje po pirmojo seto 6-4 Jevgenijus Grigorenko ir Emilis Baltrimaitis prieš du klaipėdiečius brolius Alfredą ir Manfredą Udras. Taip, jie klaipėdiečiai, bet Alfredas šiuo metu gyvena jau ilgą laiką Vilniuje ir treniruoja. Kiek žinau, padelio treneris yra Vilniuje. Tai kaip matėme, pirmas setas klostėsi labai permainingai, jau atrodo įsiveržė 5-2, berods pirmavo Jevgenijus su Emiliu. Ir padavinėjo pergaliai. Bet broliai visgi nepasidavė, kaip ir visuose mačuose šiandieną ir žaidė iki galo.
ir dabar nepavyko Jevgenijui užbaigti taško. Na, bet vis tiek mintis ten pas jį buvo labai teisinga, į kampą jis bandė smūgiuoti, gal techniškai neišpildė iki galo, bet čia mintis labai gera buvo. Matys aikštelę, bet jau pritrūko laiko. Tikslumo. Kartais būna ir krepšinėje laisvės prameti, tai čia buvo, manau, panašiai kažkas apie tai. Ir Emilis vėl demonstruoja savo... 30-30 varžovo padavimų metu, po Emilio smūgio lyginamas rezultatas. Ir labai žaisti sunku prieš tokio lygio ir tokį žaidėją kaip Emilis, nes tu negali praktiškai kelti jokių aukštų kamuolių, nes jie gali būti labai greitai išmušti iš korto ir štai emocijas pas Alfredą. Šiaip labai keista matyti jį tokią emocingą. Šiandieną jisai tikrai perėmė iš brolio šitą emocijų rolę šiandieną. Brolis labai ramus. Atkreipkite dėmesį, kaip žaidžia dabar jau apatinėje jūsų ekranos dalyje esantis Emilis Baltrimaitis su Jevgenijum Grigorenko. Jie absoliučiai be jokios įtampos. Na, toks jausmas, kad jie nebėgioja po korto, vaikšto ir laimi taškus, na, kaip tu ir minėjai, jo, be didesnių pastangų. Čia ima jie ganėtinai lengvai varžovų padavimo ir tai jau vėlgi rimtas žingsnis pergalės link jau pirmajame antrojo seto geime. Taip, tikrai iš karto parodo, kas čia šeimininkai šiandieną korte ir laimi pakankamai užtikrinti varžovų padavimą ir dabar suservavus sėkmingai, manau, kad labai stipriai padidintų šansus uždaryti šitą mačą iš dviejų setų. Nors jau tokioje situacijoje šiandieną buvo, pirmajame mače Jevgenijus su Emiliu taip pat laimėjo pirmą setą, tačiau antrajame nuėjo iki tai breiko ir jį pralaimėjo, tai žiūrėsim, gali čia dar visko būti. Išsigelbėjo, na, iš ties ganėtinai sudėtingos situacijos dabar lyderiai, šio mačo lyderiai, tačiau vis dėlto broliai Ūdros ten rimtų smešų, taip reikėtų sakyti. Čia taip, aš lauko teniso terminais kalbu, kai kamuolys aukštas smešas, kai kamuolys eina iš varžovo už nugaros, ten už vakę, turbūt taip reikėtų sakyti. Taip. Jo, tai čia tokių rimtų smešų išsigelbėjo, o dabar vėl emocijos korte. Tai tie teniso ir padelio terminai yra labai panašus. Padelis tik tai turi tokių specifinių smūgių, kur panašus kaip smešas, bet kamuolio kontakto taškas yra šone, tai vadinama paprastai bandeja arba vibora, tai ispanų kalbos vertiniai, tai taip pat trumpas smūgis toksai už tinklo, kur vadinamas čikita, tai labai daug ispaniškų terminų yra padelyje, bet visi pagrindiniai tie tokie. Aš ne ispanų kalbos žinau, aš čikita čia kas, neviščiukus? Čikita man tai rodos kaip mergaitė, galbūt verčiasi, ja, kažkas tokio. Tai visgi ispanai dominuoja šitam sporte ir žodynė padelio, tai matome tai puikiai iš terminų. Ir va, štai pavyko parodyti, kad jis šiandien yra geresnis, aš geresnis, parodė Jevgenijui. Štai idealiai nutrumpintas kamuolys. 40-15. Na, ispanam turbūt be pigų žaisti šitą sportą, kai ten 300 dienų saulėtų per metus mažiausiai, nereikia jokių, kaip aš vadinu, tokių dėžučių, ne, po stogu, gali žaisti po atvirų dangum, tai automatiškai labai pigina ir palengvina sporto šakos prieinamumą. Taip, ir tu mėgaujasi to sportu dar labiau, jeigu tu įpranti žaisti grynajame ore, tiesiog šiltom dienom, tai kur kas yra smagiau kultivuoti šitą sportą. Laikosi varžovo padavimo serijos metu broliai Ūdros ir lygina rezultatą. Neduoda pataupyti jėgų Jevgenijui ir Emiliui, visgi sako, jis turi užsidirbti kiekvieną tašką tikrai stengdamasi, tai dabar auksinis kamuolys, kuris iš tikrųjų gali dar ir gražinti brolius vėl į kovą. Na, niekas čia nepalieka jokių
šansų. Siunčia linkėjimus mums kamuoliuką į mūsų komentatorių kabiną, tai šiandieną mes tų linkėjimų iš jo susilaukime tikrai nemažai. Ir 2-0. Taip, 2-0 ir servuoja Manfredas su savo klastingais padavimais, kurio šiandien tikrai daugeliui sunkiai sekėsi paimti. Bet kokią puikią gynybą demonstruoja. Dabar atrodo, broliai jau rimtai užspaudė juos prie korto galinės sienos ir taškas jų. Varo į neviltį tokiais smūgiais. Pats kaip žaidėjas žinau, kartais atrodo, tu darai geriausią, ką moki ir vis tiek nepavyksta laimėti tašką, tai tikrai nuima motyvacijos ir reikia ieškoti papildomos energijos toliau tęsti kovą. Na taip, tos situacijos vadinasi puikiai pažįstamos iš visų sporto šakų. Aš darau geriausiai, ką moku, jie daro geriausiai, ką nori. Tai... Taip, labai geras intencija. Taip, tas būna labai dažnai, kai susiduria skirtingo lygio žaidėjai. Nesakau, kad ten labai jau didelis skirtumas yra tarp šių dviejų porų, tačiau šiandieną toks plika akimi matosi, kad vieni žaidžia labiau atsipalaidavę ir atrodo, norėdami galėtų jungti rankas. Aš vėl šiokią tokią humoro formą pasakysiu. Galima būtų apibūdinti taip. Vieni dirba, o kiti vadovauja. Taip, irgi galimas išsireiškimas. Tai ir pas Manfredą jau prasideda emocija, jau po truputį bando galbūt netgi ir taip save užvesti, dar motyvuoti save, kad dar ne viskas prarasta. 3-0, dar ieško savy papildomas energijos, papildomas motyvacijos ir kartais vienas iš būdų yra tos motyvacijos rasti emociškai taip išsilieti. Tai žiūrėsim, ar tai duos papildomų rezultatų. Štai šie du vyrukai baltą aprangą vilkintis veda dvikovą, taip galima sakyti, vadovauja jos eigai, o kitoje aikštės pusėje, korto pusėje esantiem broliam, tenka kantriai ir sunkiai dirbti, bandant perlaužti eigą. (3-0) paduos Grigorenka ir Trimaitis. Taip, jų duetas, berods dabar Emilis bus taip prie padavimo linijos. Taip, nebejoju, kad visi Šiauliai dabar šiuo metu, kas turi galimybę, žiūri transliaciją, nes Emilis tikrai yra labai mylimas Šiaulių padelio žaidėjų ir visi labai serga už jo pasiekimus, tai linkėjimai Šiauliams. Šiauliai beje atsidarė nesenai labai didžiulę padelio areną, labai modernę ir ten žinau, kad labai didelė bendruomenė kūrėsi ir manau, kad neužilgo, galbūt po 3-4 metų šitam Masters galbūt turnyre pamatysime ir daugiau Šiaulių atstovų, ne vien tik Emilį. To jiems ir palinkėsiu. 15-0. Turbūt reikėtų sakyti, žinoma, eisų čia turbūt būna retai, bet praktiškai eisas, jeigu nepavyksta permušti į kitą pusę varžovo atiduotą kamuoliuką. Šiaip tokių kaip tikrųjų tų vadinamų eisų, kas liečia tenisą, tai čia būna labai mažai, kaip ir dvigubų. Tai dažniau antrą servą įveda žaidėjai paprastai, nes čia skirtingai nei tenise, čia labiau servas yra susikurti savo progą atsidurti arčiau prie tinklo. Tai paprastai servuoja netgi žaidėjai lėčiau, nes jie tada turi daugiau laiko atsidurti prie tinklo. Tai iš to lėto kamulio būna, kad jisai kartais naudingesnis negu mušti labai stiprų servą ir paskui nespėti prie tinklo, ypač jeigu žaidėjai labai gerai tą kamuolį priima. Antras padavimas sėkmingas, 30-0. Vienas Emilis Emilis Bantrimaitis dabar vienas vėlgi žaidžia solo partiją, 30-15. Evgenijus Grigorenko ilsisi. Tai bandė irgi patrumpinti smūgį, kuris yra tikrai sudėtingas elementas, bet jeigu sau leidai patrumpinti, jau vadinasi, tu tikrai kontroliuoji šitą mačą ir gali atsipalaidavęs jį daryti.
kaip puikiai deda kamuolį. Labai žemas kamuolys palei pat tinklą, ten į kojų zoną, tai nei trauktis atgal, nei įkišti raketę, nieko negalėjo dabar padaryti. Alfredas berods. Taip, Alfredas, jisai šypsena veide atsirado, emocijos keičiasi, bet rezultatas lieka stabiliai toks pats. Ir dėja dar su 0, kol kas broliai Ūdros šitame sete. Taip, jungia toks jausmas antram sete, aukštesnė pavarą Jevgenijus su Emiliu ir matome iš karto rezultato atsispindėjome. Uždaromas? Ne. Ne, grįžta kamuolys. Neuždaromas šis geimas. Bet gražiai iš kairės rankos kamuolys keliauja į stiklą. Dešinio pusę. Taip, tai dar broliai bando pasitarti 4-0. Manau, čia irgi viskas eina link. Dabar galime tik tai iš tikrųjų sirgti už laimėtą brolių padavimų seriją. Visgi jie pratęstų savo egzistavimą šitame turnyre, buvimą ir džiaugimąsi turnyru. Nes, bent jau kol kas tai labai akivaizdžiai viskas klostosi antrajame sete. Didesnių klausimų čia nekyla. Žiūrėsime, kaip jis susitvarkys. Alfredas su savo padavimų serija. 30-0, tai mūsų pranašystės pildosi ir tas sirgimas turbūt padeda, nes pakankamai lengvus kamuolius suklysta dabar Emilis su Evgenija ir irgi neatiduoda, bet praranda dar vieną tašką. Laimi pirmąjį tašką šitame geime Emilio Evgenijaus duetas. Labai panaši pabaiga, kai mes komentavome mačą tarp Oskaras Kalinauskas su Pijum Mockum žaidė prieš Latvijos sportininkus, kur irgi taip pat jau varžovai buvo ties antro seto viduriu, jau galvojo tiesiog apie ką veiks po šito mačo. Tai dabar lygiai panašiai, bet pavyksta tašką laimėti ir dabar tik tai patys turbūt savo koją gali pakišti Evgenijus su Emiliu, tik tai kažkoksai tai neatsakingas atsipalaidavimas galėtų nulemti, kad jie dar leistų į kovą grįžti Manfredui su Alfredu. Grįžtame į antrąjį kortą, televizinį kortą, čia stovi 3 kameros. Transliacijoje iš Jūros šventės padelio čempionato 2025, 4 metus iš eilės. Padelio namų kortose žaliajame slėnyje Klaipėdoje. 4-1 Jevgenijus Grigorenko ir Emilis Baltrimaitis priekyje prieš brolius Ūdras. Šie jau traukėjo pečiais, jam tikrai sunku pateikti trečią sensaciją arba netikėtumą iš eilės. 2 savo sąskaitoje šiame čempionate jie jau turi. Tai vėlgi reikia nepamiršti, kad jie žaidžia tikrai prieš labai stiprius sportininkus. Tai Jevgenijus Grigorenko, kaip minėjau, 2 kartus iš eilės yra tapęs Jūros šventės padelio čempionato nugalėtojų. Emilis ką tik grįžęs iš Europos padelio čempionato, atstovavęs Lietuvos rinktinę, žaidė poroje su jau taip pat transliacijoje matytų Oskaru Kalinausku ir jie ten tikrai nuskynė ne vieną ir ne 2 pergalės. Tai tikrai tokio lygio sportininkai yra sunkiai įkandami bet kuriems žaidėjams. Tai tikrai manau, kad labai stipriai neliūdės net Alfredas ir Manfredas, jeigu ir nepavyks šiandien jų aplošti. Ir ganėtinai lengvai pasiima dabar jau taip 6-ąjį geimą į savo sąskaitą, 5-1 įsiveždami į priekį mūsų minimi favoritai. Ir dabar jau aišku, gal intriga tokia, ar pavyks laimėti savo padavimą.
Taip, intrigos mažiau antrajame sete, tai buvo šiek tiek birkšties prie 5-2 pirmajame, kad čia mes galim kažką tai pamatyti, bet nelabai nusiteikia juokauti šiandieną Jevgenija ir Emilis ir jie laukia, tikrai nori ir laukia kovos prieš Skirmantą ir Nojų prieš Lietuvos čempioną. Kol kas brolius gelbėja Manfredo padavimas visame turnyre, jisai puikiai veikia, matėme jau ne vieną kartą, labai klastingas padavimas ir nesusitvarko su juo iš esmės niekas. Jeigu taip pažiūrėti, statistikos nevedam, bet turbūt geriausiai iš padavimo konvertuojantis į taškus yra žaidėjas šiame čempionate, ką matėm šitoj transliacijai. Taip. 40-0, na, kitoje korto pusėje nieks ten per daug ir nepergyvena dėl to. Tiesiog bando, atrodo, iš vieno taško, jeigu pavyks, nepavyks, tiesiog mėgaujasi to, žiūri, ką galiu padaryti iš ateinančio kamulio. Tai žino, kad jeigu ir pralaimės jų padavimo seriją, jie jau užtikrintai bandys uždaryti čempiono kelią, toliau pratęsti link čempiono titulą. Na ir štai taip. Jungia pavarytė, aukštesnė. Grigorenko su Baltrimaičiu. Į liniją padavimas labai taiklus. Pabandė vėl patrumpinti ir gavo atsaką. Dar Emiliui pavyko išgelbėti šitą kamuolį. Irgi gražiai išsisuko iš situacijos. Čia smūgis tarp kojų. Fantastika. Šties tokio seto antroji dalis, norėjau sakyti, pabaiga dar anksti apie tai kalbėti, įspūdinga, tačiau dabar jau keliaujama prie matchbolo. Porą kamuolių susirinkusiam žiūrovom atsidėkodami parodė šou elementų abiejų pusių sportininkai ir dabar lemiamas kamuolys, kur ir matchball. Ar turėsime jau ties šituo tašku pasibaigusi šį mačą, ar dar jis nusikels į kitą geimą. Ne, klysta, taip. Visgi klysta. Emilis dar nusprendė, kad jis dar nori vieną geimą pažaisti. Jam reikės ir padavinėti. Taip, dar nusprendė pasitreniruoti padavimo seriją prieš kovą su Skirmantu ir Nojum. Iš kitos pusės 5-2, taip, vis dėlto dar dviejų geimų, dviejų padavimų atsargą turi, gali pralaimėti ir šį, ir vis tiek bus turintis pranašumą Grigorenko su Baltrimaičiu, tai viskas dar jų rankose. Jie puikiai kontroliuoja šitą mačą. Net ir pralaimėję šią padavimų seriją neatsidurtų jokioje sunkioje situacijoje Grigorenko su Baltrimaičiu. O žinant taip, kaip jie padavinėja, neturėtų būti didesnių problemų jiem, ypatingai, kadangi prie padavimo linijos dabar yra Emilis. Šiandien jau pademonstravęs, kad gali spręstis visus klausimus vienas pats. Sugeba paduoti kamuolį taip, jog varžovam belieka jį grąžinti jam pačiam atgal prie tinklo. O ten jau stipriu smūgiu Emilis sutvarko visus klausimus. Žiūrėsime, kaipgi šitą taktiką veiks 8-ame geime, antrame sete. Na ir po šio mačo jau artėsime prie Agrologistika Masters grupės kulminacijos, kur jau prasidės pusfinaliai ir finalai. Tai tas desertas, ta vyšnia ant torto jau neužilgo laukia mūsų visų šitoj transliacijai. Jau pamatysime tikrai pačius tituluočiausius žaidėjus, pačius tituluočiausius sportininkus. Beje, vienas įdomus faktas, kad yra turbūt tarp 10 geriausių Lietuvos žaidėjų yra 3 broliai. Tai būtų įdomu pamatyti, galbūt net yra šansų, kad netgi finalą pamatytumėm, kur žaidžia 4 žaidėjai ir iš jų 3 yra broliai. Tai broliai Poškos, Nojus, Matas ir Kasparas. Tai čia unikali situacija, kaip šeimoje tiek yra gerų profesionalių žaidėjų, tai taip pat visi 3 yra atėję iš teniso, tai
sportiška šeimyna, turbūt šeimos išvykos neapsieina be laisvalaikio susijusių su sportu, tai tikrai. Kiek atleido vadeles dabar Milis. Leidžia varžovom laimėti 1 tašką šitame geime, netikslus padavimas. Na ir yra galimybių kabintis šitą mačą. Kaip ir minėjome prieš tai, kad jie tik patys gali savo prisidaryti bėdų, tai iš jų kūno kalbos... Ta ir matom. Ta ir matome, ar nebusim tik tai prikarksėję, nes matosi, jie tiesiog laukia, kol varžovai jiems atiduos pergalę į rankas, nors tikrai ne prieš brolius Ūdras gali to tikėtis, jie tikrai žais iki galo ir aš manau, tokiose situacijose jau ir stalo tenisai yra buvę 1000 kartų ir tikrai jie turi tą pergalę Milis su Žene patys pasimti, o nelaukti dovanų. Nagi, bandė dar traukti netgi ne iš savo korto, net ne iš koridoriaus, o iš kito korto. Tai jau palei taisyklės turbūt ir net nebūtų jau skaitytas toks taškas, nes jau iš kito korto jau grąžinti kamuolio tikrai nėra galimybių. Ir Jevgenija matau, kad sako, tu mušk dažniau tokį kamuolį. Tuom ir naudojasi, šį kartą taip nepavyksta ir 40-40 berods, auksinis kamuolys vėl. Ir rodo, kad įmanė priimti auksinį kamuolio Alfredas. Na, iš tikrųjų būtų tikrai labai įdomu, jeigu ir laimėtų ir šį, ir būtų ar ne 2. ar 3. iš eilės auksinis kamuolys laimėtas ir tais aukso keliu eitų toliau vyrukai šiame mače. Smūgis į kojas, 2 bandymas į kojas. Na, čia galingas smūgis. Ir štai vos neišverčia korto konstrukcijos. Su visom konstrukcijom jo iškovojama pergalė. Na, įjungė vėlgi pavarą tada, kada reikėjo. Įjungė rimtą smūgį, sužaidė ramiai užtikrintai ir laimėjo 6-4, 6-2. Garbė, aišku, broliam Ūdrom, nes tai mes pamatėm tą, ką ir turėtumėm matyti kiekviename mače. Kova iki pat galo, nepaisant nei rezultatų, nieko demonstruojamas charakteris. Na, iš tikrųjų, visai gera kova, visai geras mačas, nepaisant to, kad galbūt sąlyginai ir lengvai laimėjo šitą kovą Baltrimaitis su Grigorenko. Broliai Ūdros parodė charakterį. Šaunuoliai? Taip, šaunuoliai. Broliai tikrai... Broliai šaunuoliai? Broliai šaunuoliai parodė mum ir atidarė mūsų čempionatą su puikia kova prieš Aldą Žernį ir Tomą Paškevičių. Ir dabar jau keliauja užsitarnauto poilsio. Tikrai šiandien atidavė viską, ką galėjo. O Emilis su Jevgeniju keliauja tiesiai į pusfinalį ir turės galimybę susikauti su Lietuvos čempionais Skirmantu Mačinsku ir Nojum Poška iš Kauno. Taigi bus Kaunas prieš Klaipėdą ir Šiaulius. Ir netrukus, aš manau, kad pusvalandžio bėgyje mes šitą kovą taip pat galėsime stebėti tiesiogiai iš Padelio namų centrinio televizinio korto. Ir toliau Vaclovas ir Jonas jums padės stebėti šitą dvikovą ir padės mėgautis šiom Padelio kovom. Taigi pailsim, atsigeriam vandens ir arbatos ir grįšime visai netrukus. Iki.